Pirmajame amžiuje, kai romėnai valdė tuometinį žinomą pasaulį, rytinėme imperijos pakraštyje tarp paprastų žmonių gimė kontrkultūrinis sąjūdis, Prasidėjo jis tarp žydų. kurie jau šimtmečius buvo pasklidę po visą tuomet žinomą pasaulį. Kad ir kur gyveno, kad ir kokia kalba kalbėjo, jie išsaugojo savo kaip Abraomo šeimos, atsidavusios vieninteliam tikram Dievui tapatybę. Kasmet jie traukdavo į Jeruzalę švęsti savo religinių švenčių. Per vieną jų sekmines atvykėliai sutiko grupelę žydų, kažkaip prakalbusių kiekvienu iš jų gimtąją kalbą. Jie pasakojo apie romėnų nužudytą žmogų vardu Jėzus. Ir teigė jį prisikėlus iš numirusiųjų, o dabar išaukštintą kaip tikrą Izraelio ir viso pasaulio karalių. Tas Jėzus dabar kviečia žmonės priimti jo aukštinkojam apverstas vertybės ir gyventi jo valdžioje, vadinamoje Dievo karalystė. Tūkstančiai žydų nusprendė pasilikti Jeruzalėje ir dėtis prie to sąjūdžio. Jis gausėjo, tapo vis įtakingesnis ir pelnė žmonių palankumą. Bet ne Jeruzalės šventyklos vadovų. Visą tą sąjūdį jie laikė pavojinga religinė sekta ir net nužudė vieną iš jo vadovų vardu Steponas. Likti Jeruzalėje tapo nesaugu, taigi dauguma sekėjų pabėgo į nutolusį Judėjos kraštą. Pamanytum, kad tuo pasakojimas ir baigėsi, tačiau išties toji tragedija padėjo judėjimui pasklisti už Jeruzalės ribų. Čia prasideda antroji apaštalų darbų knygos dalis. Jėzaus sekėjai išsibarsto po neįtikėčiausias vietas, kaip Samarija, kur gyveno seni jų priešai. Lukas pasakoja, kad Jėzumi pradeda sekti visokiausi netikėti žmonės. Pavyzdžiui, burtininkų iš Samarijos tenka išmokti, kad Jėzaus kelias ne valdžios įgyjimas, o jos atsisakymas, kad patarnautum kitiems. Dar pasakojama apie Etiopijos įgaliotinį, kuris su Pilypu aptaręs pranašo Izaijo ritinį irgi nusprendžia dėtis prie sąjūdžio. Taip, Jėzus praplečia sąjūdį tolyn į Judėją ir Samariją, visai kaip ir žadėjo. Ir tai puiku. Tik štai grįžę į Jeruzalę sutinkame Saulį iš Tarso. Jis priklauso religiniam elitui, šis priešinasi naujajam sąjūdžiui. Saulius kur tik gali ieško Jėzaus sekėjų ir juos suima. Žiaurus vyrukas. Bet pagalvo, kaip viskas atrodė jam. Praeityje Izraelis nekartą gręžėsi į kitus dievus, bei netikrus pranašus ir taip nusirisdavo iki pragaišties. Nusikratydamas tų žmonių Saulius tikėjo ginas Izraelį ir Dievo garbę. Tada Saulius sužino, kad judėjimas išplito į šiaurę, į Damaską, taigi susiruošė tenai norėdamas surasti ir suimti dar daugiau sekėjų. Bet pakeliui jis netikėtai susidurė su pačiu prisikėlusiu Jėzumi. Jėzus Sauliaus klausė, kodėl šis prieš jį kovoja, o tada paskyrė Saulių savo atstovų Izraelyje ir kitose tautose. Saulius priblokštas ir be žado. Galiausiai jis pasiekė Damaską. Tik dabar jis skelbė gerąją naujieną apie Jėzų, kurį dar visai neseniai puolė. Niekas to nesitikėjo. Tai jau tikrai. Kaip ir tolesnių įvykių, Cezarėjos uostamiestyje gyveno toks romėnų šimtininkas vardu Kornelijus. Jis atstovauja viskam, dėl ko žydai nekentė romėnų okupacijos. Jam pasirodo angelas ir liepė pasikviesti žmogų vardu Petras. Atėjęs į Kornelijaus namus, Petras ten randa susirinkusius Kornelijų, jo bičiulius ir šeimą. Tai tikras skandalas. Mat žydai neina į nežydų namus, kad išvengtų apeiginio susitepimo. Ką darys Petras? Na, prieš tai Petras matė regėjimą, kuriame Dievas parodė įvairių jo tautai uždraustų valgyti gyvūnų. Tada tarė Petrui, valgyk. Petras apstulbo, sako, nesu valgęs nieko sutepto. Bet Dievas atsako, ką aš apvaliau nevadink suteptu. Ir viskas, regėjimo pabaiga. Ar Petras įves naują maitinimosi tvarką? Ne, jis izraelietis visą gyvenimą laikėsi šių įprastų valgymo nuostatų. Regėjimas jį parengė tai akimirkai, kai stos tarp atseit nešvarių neizraeliečių. Petras suvokia, kad Dievas skelbė to žmonės priklausant Abraomo šeimai. Taigi jis nusprendžia pasilikti ir papasakoti jiems apie Jėzų. Pasirodo šventoji dvasia visai kaip ir sekminių dieną. Tik šį kartą skirta romėnų šimtininkui ir jo nežydiškai šeimai. Sąjūdis įsivažiuoja. Jeruzalėje Petras kitiems apaštalams papasakojo, kas nutiko. Juos pasiekė žinios, kad dar daugiau nežydų pradeda sekti Jėzumi Antiochijoje, dideliame prekybos mieste šiaurėje. Į ten išsiunčia vyruką vardu Barnabas, kad jis viską patikrintų. Barnabas pamato, kad Antiochijoje Jėzaus sąjūdis kaip reikiant gyvas, į jį įsilieja žmonės iš viso pasaulio. Barnabas prikalbina Saulių atvykti ir metus pasidarbuoti kartu su juo Antiochijoje. Jiedu ten moko, gyveno kartu su kitais, stebi, kaip plečiasi sąjūdis. Bažnyčia Antiochijoje buvo pirmoji tarptautinė Jėzaus bendruomenė. Būtent čia Jėzaus sekėjai pirmą kartą pavadinti krikščionimis, Kristaus žmonėmis. Jėzaus kelias iš mesijinių žydų grupelės Jeruzalėje virto daugiataučių sąjūdžių, plintančių po visą pasaulį.
Jų tikėjimas buvo tas pats. Jo pagrindas geroji naujiena apie nukryžiuotą Jėzų visų tautų karalių. Tačiau jų skelbta žinia ir naujoviška gyvensena paprastam šalia gyvenančiam Romos piliečiui atrodė trikdanti ir net grėsmę kelianti. Kitame filmuke panagrinėsime dėl to kylantį konfliktą sąjūdžiui išplitus po visą pasaulį, Jėzaus žodžiais tariant, iki žemės pakraščių.